Esu Dalia Klumbienė, meno psichologijos centro įkūrėja. 2012 metais susidomėjau dailės terapija ir panorau organizuoti veiklas vaikams, kur būtų labai daug piešimo. Džiaugiuosi, kad iš meno psichologijos centro išeina kitokie vaikai ir suaugę. Vaikai pradeda labiau pasitikėti savimi, suaugę įgyja naujų žinių ir įgūdžių, kurie pagerina jų gyvenimo kokybę. Noriu padėkoti visiems meno psichologijos centro klientams, kurie kreipėtės į mus jau 10 metų. Patikėjote mumis, dėka jūsų esame. Ir žinoma, geriausi linkėjimai meno psichologijos centro komandai, kuri kūrė nuostabų dalyką, keičia, tobulina žmogų. Labadiena, esu Julija Kimenkova, psichologė, individualiosios psichologijos, psichoterapijos ir analizės praktikė. Nuo pat vaikystės esu meniška ir meno terapija mano profesinį gyvenimą įsiliejo labai lengvai. Meno terapija padėjo atskleisti mano stipriasias pusės ir įkvėpė dalinti savo sukauptomis žiniomis su kitais. Norėčiau, kad meno psichologijos centras ir toliau sėkmingai vykdytų savo veiklas ateinantį 10-metį. Labadiena, esu Indrė Milkevičiūtė, dvasinė konsultantė. Džiaugiuosi, būdama nuostabios meno psichologijos centro komandos dalimi. Čia gera būti, bendrauti, sugrįžti, susitikti su žmonėmis, gerti arbatą, kalbėtis ir geisti norėti vėl susitikti. Mielos kolegės, su nuostabiu meno psichologijos centro jubiliejo 10-mečiu ir toliau kurkime, bendraukime ir spalvinkime žmonių gyvenimus ir sielas. Labadiena, aš esu dailininkė Rita Lengvenytė. Meno psichologijos centre dirbu jau 10 metų. Meno psichologija labai artima dailininkų mokytojų profesijai. Džiaugiuosi galėdama prisidėti savo darbu prie geresnės klientų nuotaikos, savirealizacijos, pasitikėjimo savo jėgomis ir kviečiu visus ateiti ir kurti. Sveikinu mūsų meno psichologijos centro kolektyvą ir visus klientus su mūsų 10-mečiu. Labadiena, aš esu Violeta Bardauskienė. Aš esu humanitarinių mokslų magistrė, pozityviosios psichoterapijos konsultantė, holistinė koučerė, astropsichologė ir enneagramų meistrė. Meno psichologijos centre aš vedu individualias konsultacijas moteriams rusų ir lietuvių kalba, kurių metu moteris ne tik išsprendžia sunkias gyvenimo situacijas, bet ir išmoksta geriau pažinti save, savo norus, savo moterišką prigimtį, pamilti ir priimti save. Taip pat aš vedu įvairius kursus ir seminarus susijusius su savęs pažinimu. Taip mūsų centre jau yra įvykę tokie kursai kaip Sėkmė moteriškai, Moters abėcėlė, Moteris kaip Dievo kūrinys, 10 moters priesaikų, asmeninio augimo grupė ir daug kitokių seminarų gyvai centre ir online. Transformaciniai žaidimai tai yra dar vienas būdas save pažinti geriau. Atrodo, kad mes tik žaidžiam, bet tuo metu mes labai daug sužinom apie save. Taigi trumpas kelias link pinigų, tai yra kaip ir žaidimas apie pinigus, bet iš tikrųjų tai padeda mums sužinoti labai daug apie save. O žaidimas Geriausi merginų draugai, pavadinimas pats sako už save. Nes mes sužinom tada, kad geriausias draugas tai sau esu aš. Kviečiu ateiti į mūsų meno psichologijos centrą ir dalyvauti šituose nuostabiuose renginiuose. Sveikinu meno psichologijos kolektyvą 10-ojo jubiliejaus proga ir linkiu, kad šitą pasaką atneštų kuo daugiau sėkmės. Sveiki, esu Svetlana Bliūdžienė, meno terapijos praktikė, psichologė, meno psichologijos centro komandos narė.
Meno terapija pažadina kiekviename kūrėjui savo praktinio užsiėmimo metu, ar tai būtų užsiėmimai moterims kelias, ar tai būtų besilaukiančių mamų susitikimai ar paauglių grupė. Matome, kaip žmogui pavyksta atrasti iš pradžių savo viziją, o paskui ją ir įgyvendinti. Nuostabiai Meno psichologijos centro bendruomeniai, kolegoms, klientams, pakeleiviams linkiu klestėjimų. Noriu, kad medžiu tapęs mūsų centro simbolis atneštų ne tik tai žiedus, bet ir nuostabius skanius vaisius. Skanius ir saldžius ne tik tai mums kaip specialistams, bet ir jums kaip mūsų miesto bendruomeniai. Labadiena, esu Vida Daukšienė, esu dailininkė, kaučerė, mokytoja ir dirbu Meno psichologijos centre. Keramikos meno užsiėmimai tapo populiarūs visai šeimai, pritraukiantis tiek vaikus, tiek suaugusiuosius. Mano tobulėjimas, seminarai, greitasis skaitimas yra naudingi, padedantis gerinti skaitimo greitį ir supratimą, o tai ypač svarbu mokiniams ir studentams. Sveikinu kolegas 10-ojo jubiliejaus proga ir linkiu, kad mūsų centras ateityje taptų dar labiau meniškai orientuotų ir toliau prisidėtų prie žmonių kūrybiškumo, mąstymo gebėjimų ir emocinės gerovės plėtros.